Но сердце все еще верит, что он меня не предаст. Ведь причин на то нет. Кому нужна причина, чтобы предать? Всегда нужно предполагать худшее, Рагнар. Даже о своих родных. Так можно избавиться от лишних разочарований. Kad policija yra Grybauskaitė, kad 2019 metais Liepos 1 dieną pasirašė įstatymą, Lietuvos Respublikos policijos įstatymo numeris romėniškas 82048 6.23.27 straipsnių pakeitimo įstatymas yra jau pasirašę 18 metais gruodžio 20 dieną. Ir buvo tipo pasirašymas 8, romėniškas 8, 1866 ir pirmam straipsnį yra pirmas straipsnis 6 straipsnio pakeitimas pripažinti netekusių galio 6 straipsnio pirmos dalies 11 punktą. Nu ir aš atsidariau policijos tą įstatymą, kur buvo prieš tai, ta prasme, ir dabar jau nebėra tipo to punkto, kad policijos įstatymė dingo tas, kai sakant, kad policija nebeturi pasų poskirių. Viskas, sakau, nebeturi, baigėsi trasos valdymo, valstybės turto valdymas baigėsi, jie yra korporatyvinė vyriausybė, jie neturi turtinės teisės, o tas piliečiai, žinai, kaip yra, jie neturi turtinės teisės, jie yra paprasčiausiai korporatyvinė ta užregistruota. Tai čia, kai sakant, ir Grybauskaitė v kurse buvo apie tą, turėjo omeny, kad čia jau rengė viską iš anksto. Tai viskas čia yra žinoma, tai nėra apie ką jau nebekalbėti, čia viskas įrodoma jau. Kai laikas praėjo, visi įstatymai, viskas, kada žinai visą mechanizmą, viską matai, kaip jie įstatymais maklevoja ir ką jie darė. Čia dabar jau net nebėra apie ką net čia šnekėti. Čia išdavikai, tautos okupantai, kolaborantai ir čia nėra apie ką nei kalbėti, poho, čia viskas jau tas yra. Dabar taip. Gali vardinti teisėtai komersantais, bankų atstovais. Jo, nustatėm, kad, pasų poskiris, kai vyriausybė pasileido, nes net baigėsi turto valdymo laikotarpis, pasų poskiriai buvo panaikinti, viskas, ir šitą išrašymo nebeturi funkcijos, užsijimo pilnai yra, dabar pilnai nelegalai, ten buvo, nors turėjo, nors suklastotus pažymėjimus ir suklastotus prašymus bent turėjo. Jo. O dabar nieko nebeturi, užgrobė pasižadėjimus, užgrobė naglai be perdavimo, nebeišduoda, pasižadėjimus nebeišduoda, nes naglai užgrobti laiko. Karočią, pidarė iš vis, patiko sėdėti, valdyti ir čia viskas su to yra surišta ir ant tiek buvo atsipalaidavę, kad čia nieko nesupranta apie tos rastus, apie valstybės turto perdavimą kažkokiems nežinomiem asmenim, jo. Ir bet čia, kai tu paskelbei tą neakceptą, jie atsibūdo ir susimaklevoja ir patys nesuprasdami akceptavo mūsų neakceptą su šito pakeitimu po savaitės. Tai kas dar, kad atkreipė dėmesį, būtent atkreipė dėmesį, kad nusikaltėlė nuvežė, staigiai atsibūdo ir staigiai pavarė. O būtent tu parodysi filmuką, kaip mes šnekam, kaip neakceptuojam. Liepos 30, kaip tu nusiunti tą formą neakceptuoji, pačią formą irgi neakceptuoji, ne tik pasą, bet ir formą neakceptavom. Ir viskas, ir jie atsibūdo, pamatė, kad forma neatitinka paso įstatymo pakeitimo ir pakeitė formos tą įstatymą, papildė, pagal pasą priderino. Ir čia įrodymas, neginčytinas įrodymas Bilotaitės visiškos nekompetencijos ir tolimesnės nusikalstamos genocidinės tautos veikloj, viskas. Palauk, aš čia dar bandau susirasti į Konstitucinio teismo ten tą nutarimas, tas, kur buvo 20... ta prasme, kad suvesti tuos galus, ta prasme, kad kada Skvernelis ten tipo, žinai, nes būtent Konstitucinio teismo tam nutarime ir buvo minimo, tipo, kad Skvernelio vyriausybė, žinai, nuėjo į šalį. Jo, ten Jocingis gerai išaiškino tas. Jis pagal vieną punktą ten išaiškino, ten yra, kad nelegalai užgrobė valdžią, kaip ten vadinasi.
O tai yra ten tas filmukas, jis ten viską pagal datas, viską išknysęs, ten prezidento, Seimo visus, tos žalimus, viską ten išknysęs. Gerai ten pasibuvo. Aš principė neįsidėmėjau, aš įsidėmėjau tą filmuką ir pačią mintį įsidėmėjau, jeigu kas, ten net nesidėmėjau, jis ten aiškiai išdėstė, aš tik tais, jis matai, jis gal nesuprato, kad čia, kaip čia vyksta su to turto valdymu, jis gal apie tą trastus nesuprato, bet visą tą kitą jis teisingai, ten viskas žmogus išdėsto kiaurą. O mes dar žinodami, kad čia būtent tas trastas 30 metų nuo 89 lapkričio 9 ten eina 25 plus 5, nu ir viskas. Mums čia dabar nebėra jokių klausimų, blin. Kai mes patys praktiškai susidūrėme su tais pasais, su tais piliečiais, viską įsiaiškinom ir mums nebelieka čia. Matai, dėl ko reikia, kad tu viską smulkiai žinotum, nes čia tik, tai jeigu kas, čia tik tu vienas ir galėsi reguliuoti visą eismą. Tai važiuok dabar toliau, ką norėjau pasakyti. Šitą dabar viskas jau panašiai. Šitą tik mintis, jeigu bus kokių klausimų, dar paskambink, aš perskambinsiu. Если знаешь, чего ты стоишь, иди и бери свое, но будь готов удары держать, а не плакаться и говорить, я ничего не добился из-за него, из-за нее, из-за кого-то. Так делают трусы, а ты не трус. Быть этого не может. Aš nenoriu naudoti jokių kažkokių ten priverstinių. Čia yra dokumentas, kuriam yra mano duomenys pateikti, ne jūsų. Tai ne jūsų informacija, tai mano informacija. Jis neturi teisę aiškinti, ką aš galiu su savo vardu ir savo duomenimis daryti. Suprantat? Jūs naudojat mano duomenys. Duomenų apsaugos įstatymas, aš esu duomenų valdytojas. Jūs esat laikinas administratorius, taip kad jūs mane aiškinkit. Aš savo teisę žinau. Taip kad jūs nedarykit nusikaltimo ir leiskit šitą prašymo kopiją, tą prašymo originalą apsiversti kitą pusę ir sutikrinti duomenis. Nu, kartu. Va, bet rankos ponė žiūriu dreba, reiškia nusikaltimas konkretus yra. O dėl šito mes nesitarėm. Tartis aš ir nesiruošiu. Geros dienos. Išpisau. Gerai, man tai nusibodo šitas katės tėvė žaidimas. Kas čia? Kas čia? Aš tikrai neatsakysiu. Jūs neatsakysite, kas čia? Nu, iš kur aš ponas žinau, ką... Čia ne registrų centro išrašas. Nežinau, iš kur jūs ką darote. Klausykite, jūs nepasakokite, pasakokite. Čia registrų centras, čia užbraukyta data, čia yra išimta šiais metais, per vasario mėnesį. Ir jūs čia, kaip pelėjai, slepiate kažką? Atleiskite, aš nieko tikrai neatsakysiu. Aš noriu paprastai pasakyti. Šitas čia yra iš registrų centras. Tai aš nežinau, ar iš registrų, iš kur jūs gavote, atleiskit, nežinau. Kas čia yra surašyti? Ne, žiūrėkit, ponė, matot parašas. Kodėl nėra pas jūs parašo po veido atvaizdu, kaip buvo čia? Gerai, ačiū labai, atleiskit, prašau, tada jums gražios ponai dienos, kai tik tai bus... Žinot, aš oficialiai jums pakaltinu kaip Lietuvos tautos išdavystę. Jūs išduodate Lietuvos tautą, jūs prekiaujate jums duomenimis ir jūs sukčiaujate. Čia oficialus pareiškimas. Gerai, ačiū už dėmesį, gražios dienos. Побудь натянутой струной в моих танцующих руках, каких бы слов ни говорил, такие тайны за тобой.
дело разговор с человеком, который вообще очень мало знает и тебя неправильно поймет. Если ты начнешь играть в эту игру, то он будет оскорблен и схлопочешь. Хотя ты играешь, но он не знает, что это игра. У меня была такая история смешная. Я в Академии наук тогда работала, и куда-то мы вышли с одним моим коллегой, вполне хорошим ученым. Не стоит думать, что ученые умные, я сообщаю. Вот. И я смеху ради ему говорю: ой, портфель-то у тебя какой. Ну, вы же понимаете, что я такую вещь могу сказать только специально. Он ко мне поворачивается и говорит: я просто даже не понимаю. У тебя такое хорошее образование, более того, гуманитарное. Разве ты не знаешь, что нужно говорить портфель? Я думаю, так он идиот. Я с ним вообще... И все. И все. И на этом все закончилось. И ничто, что он скажет, мне с этого момента не интересно. Потому что он дурак. Он что, действительно не понимает, с кем он говорит? Что я могу... У меня подруга есть, Татьяна Арбелин, знаменитый род. Она мне все время звонит, близкая подруга и кумамы крестные. Я думаю, нашим обществом руководят сумасшедшие люди, преследующие сумасшедшие цели. Я думаю, я понимал это еще, когда мне было 16 или 12. Всегда. Но всю свою жизнь я выражал это по-разному. Всю свою жизнь я пытался это сказать. Но сегодня я могу это сформулировать. Нами руководят маньяки ради собственной финансовой выгоды. Если бы кто-нибудь смог записать, что наше правительство, что американское правительство, русское или китайское, что они пытаются сделать и чем, по их мнению, они занимаются, я бы с удовольствием хотел бы это узнать. Мне кажется, они все сумасшедшие. Но за то, что я говорю это, меня самого могут посчитать сумасшедшим. Вот это и есть безумие. Если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Gerai, man tai jums buvo šitos katės kare žaidimas. Kas čia? Kas čia? Aš tikrai neatsakysiu. Jūs neatsakysite, kas čia? Nu, iš kur aš ponas žinau, ką... Čia neregistrų centro išrašas. Nežinau, iš kur jūs ką darote. Klausykite, jūs nepasakokite pasakų. Čia registrų centras, čia užbraukyta data. Čia yra išimta šiais metais, per vasario mėnesį. Ir jūs čia, kaip pelė, slepiate kažką? Atleiskite, aš nieko tikrai neatsakysiu. Aš noriu paprastai pasakyti. Šitas čia yra iš registrų centro. Tai aš nežinau, ar iš registrų, iš kur jūs gavote, atleiskit, nežinau. Kas čia yra surašyta? Ne, žiūrėkit, ponė, matot parašas. Kodėl nėra pas jūs parašo po veido atvaizdu, kaip buvo čia? Gerai, ačiū labai, atleiskit, prašau, tada jūs gražios ponai dienos, kai tik tai bus... Žinot, aš oficialiai jums pakaltinu kaip Lietuvos tautos išdavystę. Jūs išduodate lietuvių tautą. Jūs prekiaujate jų duomenimis ir jūs sukčiaujate. Čia oficialus pareiškimas. Ačiū, ačiū dėmesį, gražios dienos. Vasario 11 diena, reiškia, ligonių diena. Reiškia, jūs visi ligoniai, kurie už nepriklausomą demokratinę respubliką ir tada atsisėsite į kalėjimą, nes šita diena, vasario 11, yra labai reikšminga kaip bausmių vykdymo sistemos pareigūnų diena. Rinkimai į 90 metų vasario 24 išrinkta aukščiausiąją tarybą, tarybinę, paskutinę okupacinę valdžios organą. Tarybinę, paskutinę okupacinę valdžios organą. Vasario 11 diena, pirmojo konstitucinio įstatymo diena. Nebuvo Lietuvoje tokių konstitucinių įstatymų. O vasario 11 diena, reiškia, ligonių diena. O tada buvo išrinkta 12 šaukimo LTSR aukščiausiai taryba, kurioje mes atkūrėme, įsipareigoję žmonėm tai padaryti, Sąjūdžio žmonės prisijungė ir kiti LKP atstovai. Kas įvyko toliau? Su signatarų klubo išleisto dvitomio rinkimai į 90 metų vasario 24 išrinkta aukščiausiąją tarybą, tarybinę, paskutinę okupacinę valdžios organą.
tarybinę paskutinę okupacinę valdžios organą. Remdamasi šito vasario 9 dienos plebiscito balsavimais, Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba Tarybinę paskutinę okupacinę valdžios organą. Tarybinę paskutinę okupacinę valdžios organą. Priėmė pirmą Lietuvos istorijoje konstitucinį įstatymą. O vasario 11 diena, reiškia, ligonių diena, reiškia, jūs visi ligoniai, kurie už nepriklausomą demokratinę respubliką ir tada atsisėsite į kalėjimą, nes šita diena vasario 11 yra labai reikšminga kaip bausmių vykdymo sistemos pareigūnų diena. Remdamasi šito vasario 9 dienos plebiscito balsavimais, Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba. Ką reiškia pirmas straipsnis, kas tai yra atmintina diena ir ką reiškia, kad vasario 9 iš viso nėra. O vasario 11 diena, reiškia, ligonių diena. Remdamasi šito vasario 9 dienos plebiscito balsavimais, Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba. O tada buvo išrinkta 12 šaukimo LTSR aukščiausiai taryba. Reiškia, jūs visi ligoniai ir tada atsisėsite į kalėjimą. Ir ką reiškia, kad vasario 9 iš viso nėra. Remdamasi šito vasario 9 dienos plebiscito balsavimais, Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba. O tada buvo išrinkta 12 šaukimo LTSR aukščiausiai taryba. Tarybinę paskutinę okupacinę valdžios organą. O tada. Ir tada atsisėsite į kalėjimą. Тебе понравилось жить? Спросила смерть. Ну, и да, и нет. В жизни есть солнце, удовольствие и любовь. А есть холод, разочарование, боль. Но главное, я совсем не нашел в ней смысла. Смерть усмехнулась. Когда ты уходил в жизнь, смысл был, но там ты растерял. Что ж, я дам тебе совет, как все исправить. Поговори с 3 учителями, они помогут тебе все вспомнить. После этих слов смерть вернулась мотыльком, и наступила тьма. Тьма была безмолвной и густой, как камень. Как же страшно и холодно. Я никогда никого не смогу найти в этой липкой тьме. В Украине солдаты группы «Центр» на 1-й и 2-й, рассчитаясь 1-й, 2-й. Первый шаг вперед и в рай 1-й, 2-й, а каждый 2-й тоже герой в рай попадет. И соловей-разбойник тоже был не только лыком шит. Он кикнул, свистнул, крикнул: «Рожа ты, заморский паразит! Упирайся, говорит, без бою, уматывай, и вампиру, говорит, с собою прихватывай!» Visą tautą spaudė Romos pavergėjai ir žmonės laukė Mesijo, kad juos išlaisvintų iš vergijos. Ramybė tau. Mokytojau. Ar priimsi mane valdint Simonui? Žinoma. Juk jis dar pabus su mumis. Kalbėk mums. Jėzau, kalbėk mums. Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus atsistojęs savo meldėsi: Aš dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks kaip visi kiti žmonės, plėšikai, sukčiai, svetimautojai, arba ir toks kaip šitas štai muitininkas. Aš pasninkauju 2 kart per savaitę, visada atiduodu 10. O muitininkas stovėjo tokia ir nedrįso nė akių pakelti į dangų. Tik mušėsi krūtinę melsdamas: Dieve, pasigailėk manęs nusidėjėlio.
Sakau jums, šitas nuėjo į namus pateisintas, ne anas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas. Irkitės, Simonai, ten į gilumą ir draugėje išmeskit savo tinklus valksmui. Mokytojau, mes kiaurą naktį veltui vargom ir nieko nesugavom. Bet jei tu tai sakai, užmesime tinklus. Jonai, Jokūbai! Jonai, Jokūbai, padėkit! Mes negalim! Padėk mums! Mūsų pačių tinklai pilni žuvų! Pakanka! Užtenka! Pasitrauk viešpatie. Aš nusidėjėlis. Nebijok. Nuo šiol jau žmonės žvejosi. Antspaudo nėra. Kokį antspaudą? Čia pareigūnų. Kitą pusę atverskit. Čia neturiu. Kitą pusę atverskit. Čia mūsų Tai dabar aš antspaudas. parašiuką norėčiau uždėti tenais. Šitoj grafoj. Vardą pavardę, parašą, datą šios dienos. Čia gimimo data parašyta. Vardas dienos, pavardė. O kodėl prieš tai neduodat? Todėl, kad niekam neduodam. Ta prasme, niekam neduodat. Niekam neduodam. Aš Kopiją aš galėsiu, tai šį čia, ta prasme, jūs laikot. Kaip? Tai jūs šį čia verčiat mane kažką daryti. Nieko aš neverčiu, jūs prašėt pasirašyti. O ko jūs bijot dėl to lapo? Aš tiesiog... O ko jūs bijot dėl to lapo? Aš bijau, kad jūs galite jį paimti. Ką aš padarysiu su juo? Prašau Kopijos pasirašyti. neduodat, Prašau lapo iš rankų pasirašyti. nepaleidžia. Kodėl aš turiu paleisti lapą? Jeigu mes O tai ką jūs manim neprivalom- nepasitikit? Aš čia kažkokį nusikaltimą darau? Ar jūs čia nusikaltimą darot? Ką? Jokio nusikaltimo, jūs paprašėte. Tai nei aš, nei jūs nedarot nusikaltimo, ne? Rašykit, Jūs tą prašau. teigiat, kad jūs nedarot jokio nusikaltimo. Palaukit. Gerbiama Rina Rimkienė, Taip. jūs darot nusikaltimą ar nedarot jokio nusikaltimo? Ne, nedarau nusikaltimą. Tai netrukdykit, paleiskit su savo pirštukais šitą lapą. Aš noriu tvarkingai Tiesiog užpildyti. jūs elgiatės labai man įtartinai. Aš ir neįtartinai elgiuosi. Aš Įtartinai bijau, kad jūs elgiasi galit migracijos paimti. departamentas, būtent Kad jūs. galit paimti tą lapą, Ir jūs todėl esat aš nusikaltėliai. o aš Jūs esat nusikaltėliai. Jūs esat piratai ir nusikaltėliai. Aš esu atsakinga už šito dokumento saugumą, todėl aš save apsidraudžiant, aš jį palaikysiu. Save apsidraudžiant, kol ne? jūs- Taip, kol jūs jį pasirašysit, nes jūs Su pageidavot sertifikatu pasirašyti. nesusipažinau. Tai jūs ir ne, aš jum ir Jo, nedaviau. jo. Kas šį čia per nesąmonės pataisimai yra? Kokie pataisymai? Va čia va. Neatitinka fotokopijos. Čia yra parašyta SELP. Ši čia yra ištaisyta kažkas su korektoriu uždaryta. Kas čia per brūkšnelis? Jūs galite nusipaveiksluoti dar per ten pataisymą. Galima patraukti biškį pirštukus, nes man ranką reikia padėti kažkur. Tai yra normalus rašymas su ranka. Tai tada kartu patrauki. Kartu, gerai. Jo, kartu, kaip blondinės.
Aš jūsų neįžeidinėjau. Aš irgi neišeidinėjau. Čia yra toks anekdotas kartu. Aš dar nusifotografuoti norėsiu kitą pusę. Kitą pusę ir aš jums parodysiu. Nu jūs neplėškit iš rankų, nes aš turiu sutikrinti duomenis, ar yra pagal kortelę. Pone meluoji. Tas popierius, žinokit, tiek pas jumis, tiek pas mane rankose yra. Ponas, aš jums Aš nenoriu naudoti jokių kažkokių ten priverstinių. Čia yra dokumentas, kuriam yra mano duomenys pateikti, ne jūsų. Tai ne jūsų informacija, tai mano informacija. Jūs neturi teisę aiškinti, ką aš galiu su savo vardu ir savo duomenimis daryti. Suprantat? Jūs naudojat mano duomenis. Duomenų apsaugos įstatymas, aš esu duomenų valdytojas. Jūs esat laikinas administratorius, taip kad jūs mane aiškinkit. Aš savo teisę žinau. Taip kad jūs nedarykit nusikaltimo ir leiskit šitą prašymo kopiją, tą prašymo originalą apsiversti kitą pusę ir sutikrinti duomenis. Nu, kartu. Va, bet rankos ponė žiūriu dreba, reiškia nusikaltimas konkretus yra. O dėl šito mes nesitariam. Tartis aš jų nesiruošiu. Geros dienos. Išpisau. Kas buvo?